Sveiki, šioje pamokoje susipažinsime su ciklu do while. Na, paprasto ciklo while jis tiesiog skiriasi tuo, kad tam tikrais momentais pirmiausia įvykdo sakinius, veiksmus, o tik vėliau patikrina sąlygą. Na, aš visų pirma susikursiu kintamąjį vėlgi amžius. Dar vieną kintamąjį, kuris skaičiuos sumą, kaip ir praeitoje pamokoje. Na ir dabar užrašome ciklą do while sąlygą. Nes sąlygo tiesiog kaip jis atrodo Java programavimo kalboje. Su pirma rašoma žodelis do, tada tarp programos blokų rašomi vykdymo sakiniai. Na, šiuo atveju vėlgi norėsime moksleiviui kaupti kažkokią tai sumą. Šiuo atveju galime parašyti, kad po 100 litų bus pridedama prie sumos. Ir tada tų visų vykdymo sakinių rašoma žodelis while. Ir skliausteliuose aprašoma sąlyga. Na, šiuo atveju, jeigu amžius mažiau lygu už 18. Ir nepamirštame, kad ciklas nebūtų begalinis, turime amžiaus reikšmę padidinti bent jau vienetu ar kažkokį tą pokytį suteikti. Dedame kabletaškį, na štai jokių klaidų nėra ir dabar tiesiog išvedame šį rezultatą į ekraną. Ok. Na ir štai matome 500. Suskaičiavo vėlgi teisingai, kadangi ciklas buvo atliekamas 5 kartus. Tačiau dabar ne apie tai norėčiau pašnekėti. Tarkim, jeigu būtų tokia situacija, kad mokiniai jau yra gerokai virš 18, galbūt jau ir universitetą baigę, tarkim, amžius 28. Ir štai matome sumai pradinę reikšmę priskyrėme 0. Ir pagal viską, kai mokinomės tiesiog ciklą while, atėjęs kintamo reikšmė iki ciklo while, matytų, kad sąlyga nėra tenkinama ir tiesiog to ciklo visai nevykdytų jokių sakinių, kurie ten būdavo surašyti tarp programos blokų. Bet šiuo atveju pasižiūrėkime, kas vyksta. Štai atspausdina 100. Taip yra todėl, kad, na, tai yra ciklo do while tokia išimtis, kad iš pat pradžių atlieka visus šios sakinius ir po to žiūri, vis dėlto sąlyga nėra tenkinama. Ir žinoma, daugiau to ciklo nebekartoja, bet vis tiek bent vieną kartą padaro štai čia surašytus veiksmus. Na, šis ciklas tikrai yra pravartus, kuriant sudėtingesnės programas. Dabar tiesiog mokinamės pagrindus ir tikrai galiu patarti, kad būtina šitą ciklą išmokti. Tai tiek šioje pamokoje. Jeigu kilo kokių klausimų, rašykite, mielai atsakysiu, na, tai iki susitikimo kitose pamokose.